Laba diena. Jeigu žiūrite šį video, vadinasi, esate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.vyturiukas.lt ir domitės šią prekę transportavimo vežimėliu Mobil Tim. Daug dalykų reikalingų pirkėjų yra nurodyta techninėje charakteristikoje, bet darydama šį video noriu jums dar paakcentuoti tas vietas, noriu dar parodyti šiek tiek gyviau apie prekę, galbūt tai jums bus lengviau apsisprendžiant. Kaip nurodyta techninėje charakteristikoje, vežimėlio svoris yra 9,5 kg. 9,5 kg. Tai nėra sunkus vežimėlis, žinant, kad jis atlaiko 136 kg maksimalią apkrovą. Toliau. Vežimėlis yra labai siauras, tik tais 51 cm pločio. Tai tikrai yra siauras vežimėlis ir tilps į bet kurią mažą transporto priemonę ar siaurus namus. Matote, sulanksčius labai siauras, patogus transportavimui. Surinkimas vežimėlio vienu judesiu, vežimėlis susirenka ir galim greitais naudotis. Yra porankiai iš šonų patogiam įlipimui, nulenkėme porankius, atsisėdame ir naudojame vežimėlį. Vežimėlis naudojamas su asistento pagalba. Reiškiasi, jums bus reikalingas žmogus, kuris jūs transportuos šiuo vežimėliu. Ką svarbu labai atkreipti dėmesį į vežimėlius įsigijant, ar tai transportavimo, ar ilgesnio naudojimo, tai sėdimos vietos aukštį. Šio vežimėlio sėdimos vietos aukštis yra 51 cm. Nuo žemės iki sėdimos vietos yra 51 cm. Jeigu jūs dar savarankiškai galite šiek tiek stovėti, judėti ir norite savarankiškai keltis nuo vežimėlio, jūsų kojos turėtų būti tvirtai padėtos ant pagrindo ir kad jūs galėtumėte tvirtai atsikelti arba tvirtai atsisėsti, kad jūsų kojos padėtos nekybotų vežimėlį. Nesvarbu, kad yra kojų atrama, ant kurios padedame ir tada mūsų asistentas veža, bet jeigu jūs norite atsistoti, kojos turi būti tvirtai. Tai būtinai pasižiūrėkite sėdimus vietos aukštį nuo žemės. Toliau, kaip ir minėjau, turi kojų atramas vežimėlis, kurios lankstosi, turi asistentų stabdžius iš galo patogius, sulankstymų sistemą, diržas prisisegti, jeigu yra reikiamybė ir būtinybė. Vežimėlio plotis sėdimos vietos 45 cm, gylis 41. Tikrai, ar tai žmogus sveria 60 kg ar 136, bet kuris žmogus tilps į šį vežimėlį. Ir kaip minėjau, vežimėliai šitie dažniausiai naudojami transportavimui nuo taško A į tašką B. Yra lengvi, siauri, patogus, manevringi. Tilps ir į siaurą liftą, ir galbūt jeigu reikia ir autobusą, ir į siauras patalpas. Tai nėra vežimėliai pritaikyti ilgam naudojimui, ilgam komfortiškam sėdėjimui. Tai vežimėliai trumpam sėdėjimui nuo taško A iki taško B, bet tikrai atlieka puikiai savo darbą, greitas sulankstymas, patogus transportavimas. Tiek apie transportavimo vežimėlį. Tikiuosi, šitą informaciją jums pagelbės įsirenkant jums reikalingą prekę.